Sveiki sugrįžę į prekybos miestelį Urumas. Atėjo rudens žiemos sezonas ir štai mes vėl čia. Ir šiandien aš jums noriu parodyti, kokiųgi sezoninių prekių būtent šaltajam sezonui galima jums pasiūlyti iš prekybos miestelio Urumas vaikams ir paaugliams. Tai šiandien pradėsime nuo parduotuvės tokios labai mielos Kjutos, taip ir vadinasi, žinokit. Tai keliaujame į vidų. Tik įėjus į parduotuvę, matau, pasitinka didžiulis pasirinkimas įvairiausių kepurėlių. O kokios jos, tai kaip matote, ir tokios pūkuotos, ir su gėlytėm, su visokiausiais čia tokiais, nežinau, kaip dekoracijom, netgi viskas čia išpuošta. Ir kas iš karto man labai patiko, kad čia galima rasti lietuviškos kūrybos. Tai yra, kaip matote, merino vilnos, čia toks aviukas ne šiaip savo yra parodytas. Knitas, lietuviškas prekės ženklas. Made in Lithuania, tai geras ženklas, vadinasi, galim palaikyti savus. Spalvų gausybė, pati įvairiausia ir plonesnių yra, kas labai gerai, ir storesnių. O čia va kaip tik ir yra tokia pereinamoji versija, kepurėlė, kurios aš asmeniškai pati tikrai niekur net nesu mačiusi tokios. Turi, kaip matote, tokią gėlytę. Tai vat čia tokia originali detalė, kur vat tokio nieko kažko panašaus net ir nerasite. Ir dar koks mielas kutas, va toksai švelnus, labai faina. Pagal orą galima rasti ir štai to paties Knito prekės ženklo, tokią storesnę. Ir aišku, pritaikyti šalikėlę. Va kaip gražu. Čia kokia faina, čia tai man galėtų būti. Aišku, kaip matote, ir kainos labai skirtingos, visokios gali būti, tai pagal kišenę. Nu čia tai tikrai, žinokit, ir suaugusia, man atrodo, tokios su Knito to paties ir vaikam, ko puikiausiai tiktų, tikrai galit dalintis su visais šeimos nariais, jeigu tokias įsigijate. Einam toliau, pasižiūrėsim. Prie įėjimo yra dar viena svarbi prekė, be abejo, kad batai. Tai ir žieminiai batai ir net jeigu reikia basučių kokių į darželį, pavyzdžiui, tai irgi galite čia įsigyti. Be abejo, kokybė tai neįtikėtina, labai gera ir tie, kas yra pirkę vaikams vieną kitą batą, ar ne, tai žino, va, tuos prekės ženklus, jau čia visiškai nenaujiena. Tai ši vieta, matau, turi tikrai gerų prekės ženklų, kurie užtikrina tą kokybę. Na, pavyzdžiui, va, toksai batas, jisai yra faktas, kad atsparus drėgmei, tai yra labai svarbu ir tai yra natūralios odos, natūralios medžiagos viduje. Kas svarbiausia, kad tokie bateliai ir gerai labai atrodo. Aišku, jeigu nesinori vien tik tai apsiriboti kasdienių naudojimų, kasdienių vaikščiojimų, galbūt kažkur išeiti norėtųsi, tai tokių batelių yra ir tokių šiek tiek dailesnių, galbūt netgi ir kokį renginį nueiti vaikeliui. Ir dydžių čia visokių matau yra. O, dar matau kokias gražias, pasižiūrėkit, šlepetės. Va, o kokie batai, pasižiūrėkit, čia man tiktų turbūt netgi. Ir dydis toks jau nemažas, tai paauglėm, mergaitėm, 37 dydis. Paklausim, šiaip sakė, lyg tai ir dar didesnių būna, o viduje yra, matau, kailiukas, tai irgi čia ir žiemai, ir tokiam vėsesniam rudeniui gali tikti kuo puikiausiai. Kaip matot, čia yra ir, žinokit, labai prabangiai atrodančių striukių ir labai skirtingų spalvų. Kaip matau, pavyzdžiui, aš iškart pastebėjau būtent šitą, nežinau, kažkaip per prekės ženklas, man tiesą sakant, galbūt nebuvo iki šiol žinomas, bet labai sudomino tas stilius toksai ir dizainas. Ir tai, kad čia kartu yra va tokia ir toks rankinukas. Prisikabina, o vaikai mėgsta, aišku, pamesti daiktus, čia nepaslaptis, tai labai patogu. Va, gali tokį turėti, arba mačiau, kad dar yra ir kitos mėlynos spalvos ir va toks gražus rankinukas. Tai šitą tokia. Aš ateinu į tokią parduotuvę ir negaliu patikėti, kiek daug man galėtų čia tikti tų daiktų. Žodžiu, bet va, labai gražu tikrai. Matau, yra ir tamsesnių, čia dar visokių tų striukių, jeigu norisi ar paaugliams vat irgi įsigyti, kažko tokio subtilesnio, nebūtinai su ryškiom spalvom, ar ten blizgučiais, va tokių blizgančių, bet matau, yra ir tokių, kur jau tikrai šiltos, žiemą nenuvils. Man atrodo, tokią striukę, tai čia faktas, kad labai yra patogu ir svarbu turėti vieną spintoje ir laukti tų šalnų ir šaltų dienų.
žinokite, čia yra taikoma 20% nuolaida, taip, kad galite atkeliauti ir įsigyti sezoninių prekių, kurios labai aktualios ir svarbios, čia ir dabar. Tai tikrai nepraleiskite tos galimybės, nes 20% yra ne tiek jau ir mažai, kai reikia nusipirkti įvairių čia kombinezonų ir striukių, batų, o čia dar radom, aišku, ir berniukam gal tokių versijų, tai ne tik tai mažiem ir dideliem yra, kaip matau, ir čia, pavyzdžiui, iš karto matau tokia viena solidesnė netgi striukė. Va, prašau, tokia universali, gal net ir mergaitėm puikiai galėtų tikti. Ir aišku, tuo tarpu yra ir mažesniems berniukams ar mergaitėms, čia pagal skonį, aišku, bet va tokia tamsesnė striukė, ne tokia gal baisiai ir šilta, bet net nebejoju, kad kadangi vaikai vis tiek prakaituoja, jie laksto ten lauke, tai tiks ir žiemai, ir rudeniui, ir žalių yra, ir kokių tik tai nori. Mums čia taip pat parodė, kad yra ir paltų, jeigu nesinori striukę, arba, na, aišku, striukę visada labai gerai turėti, orai čia būna su krituliais, visokių ten pasitaiko, bet jeigu norisi va paltuko, tai yra toks, kuris, sako, sulaukia čia ir suaugusių dėmesio, ir suaugusios moteris ima, žinokit, ir nešasi, sako, labai gražu. Čia beveik ir man tiktų gal, vat, šiek tiek mažesnė, smulkesniai moteriai, tai kuo puikiausiai. Yra ir toks, ir juodas, matau. Oi, kaip dailiai pasižiūrėkit. Čia atrodo labai gražiai. Va, 1,40 m tokio ūgio. Sako, kad ir 1,2 m. Tai čia, vat, beveik mano ūgis yra, pasižiūrėkit kaip. Prašau. Dama. Toje pačioje vakarinėje galerijoje dar galima rasti ir Super Duper. Tai čia taip vadinasi parduotuvė, kuri prekiauja, kaip suprantu, ir paaugliškais drabužiais, ir vaikiškais. Tai visiems galima būtų rasti įvairių variantų. Ir kas svarbiausia, iškart mus pasitinka, kaip matote, Lietuvos vėliavos spalvos. Tai čia ir nemažai ir bus tokių prekių, kuriuose egzistuoja tam tikra lietuviška atributika, žinokite. Tai keliaujame į vidų. Ir iškart mus pasitinka tokie kombinezonai, štai šilti, ir matau įvairių dydžių čia galima būtų rasti ir spalvų be abejo. Ir čia, kaip jau prieš tai užsiminiau, lietuviška atributika ant pačių treningų. Treningai tai mesgi visada juos, ar ne, naudojam, ir vaikai, ir paaugliai, ir suaugę. Gali būti ir su užrašais. Tai žinokit, bičas su charakteriu, štai taip. Ir dar kas smagu, kad galima šiaip užsisakyti čia tokių dalykų. Jeigu norima kokio savo dydžio, vat nerandate ar spalvos, tai tikrai pagamins šitą vietą. Man tuo jinai labai patiko. Iškart eina, matom, čia yra ir kepurėlių lietuvių kūrybos, gamybos. Tai va tokių, pavyzdžiui, man šitą labai įdomi pasirodė tokia be jokių tarsi detalių, bet labai švelni ir labai maloni. O jeigu norisi detalių, tai ir su jom yra. Ir su kaspinėliais, ir su kažkokiais bantukais čia, gėlytėm. Arba jeigu norisi pasijausti princesę, tai va, ir princesiškas variantas, žinokit, yra. Mane stebina, tiesą pasakius, visiškai nuoširdžiai, kiek čia labai skirtingų yra tų kepurėlių. Kiek jau galima sukurti skirtingų variantų, pasirodo. Neįtikėtina. O, va, pasižiūrėkite, kokia dailė. O štai čia yra įspūdingas, toksai kaip ir irgi kombinezonas, striukė, kartu su kelnėmis. Vaikų nuo kalnų čia žinėti galima būtų drąsiai. Čia natūralus kailis, labai gražus, šiltas toksai matosi labai. Ir aišku, kad čia tikrai tie, kas išmano prekės ženkluose, kalbant apie vaikiškus rūbelius, tai irgi atpažins kuo geriausiai va šį prekės ženklą. Tai čia, žinokit, šitai parduotuvėje tokių yra nemažai dalykų. Ir, sakykime, norisi spalvų kitokių, tai va galima parodyti ir tokį variantą. Va koksai. Tai žinokit, yra ir paaugliam, kaip prieš tai minėjau, tų pačių striukių, tik jos jau, aišku, atrodo, na, tokios jau paaugliškos. Tai, kaip matot, labai skirtingų variantų yra, bet labai šiltos lygiai taip pat. Tai va, kokią gražią galima čia įsigyti. Bet jeigu nepatinka levandų tokios kažkokios spalvos, tai yra ir rudų, va, tokių, ir dar ryškesnių spalvų netgi galima rasti, ir kitokių stilių. Tai net čia tikrai galima įsirinkti ne tik iš kažkokių tai skirtingų dydžių, bet dar ir iš dizaino be jokių problemų. Nemažai to pasirinkimo, tiek ir juodų, tiek ir vat, per vidurių kažkokio, jeigu nesinori per daug ryškių tų spalvų, tokių solidesnių galima rasti. Nu, žodžiu, paaugliai čia irgi manau, kad išsirinks savo variantą.
Aišku, kad čia, žinokit, yra ir batų, kas labai aktualu, tai čia pilnai nuo galvos iki kojo galima pasipuošti, pasirūpinti visom reikalingom prekiam žiemai ir rudeniui, o čia tų batų tai yra šiek tiek kitokių, negu prieš tai matėme. Paaugliai nepamiršti ir šiuo atžvilgiu be abejo, batų jie ras tikrai, čia tokių ir didesnių yra pačių dydžių, bet ir aišku, kad toks solidesnis jau gal net dizainas, paaugliai vis tiek tam būna tokie jau su savais įnoriais, jau gal jiems blizgučiai ir ne visai tinka, ar ne, tai va čia tokių juodų, solidžių galima atrasti, arba ir tokių yra netgi čia šiltesnių, jeigu norisi. Tarp kitko, žinokite, šioje parduotuvėje super duper, atsiminkite, yra prekių krikštynoms. Tai vadinasi, ištisus metus jų galima čia rasti, tai galbūt krikštynos, kai kuriems jos yra planuojamos ir žiemos metu ar pavasarį. Tai žinokite, kad būtent čia prekybos miestelyje Urmas galite atvykti ir įsirinkti viską, ko reikia. Tai vat pasipuošimui. Ir tokių skraiščių čia yra, matau, įvairiausių. Tai čia net ne taip, kad iš vieno varianto galima rinktis, o iš labai skirtingų net kelių. Taip pat ir drabužiais apsirūpinsite, ir žvakėmis, visais atributais, kurių reikia krikštynoms. Tai šita vieta išskirtinė tuo, kad, žinokite, gali pasiūti pagal jūsų poreikius drabužėlių, tai čia ne kiekviena vieta jums tą pasiūlys, tai ne tik tai aišku apie krikštynas, čia krikštynoms irgi drabužių gali pasiūlyti, bet kaip minėjau prieš tai ir įvairių treningų ir kitų daiktų, kurios aktualios, iš tiesų visus metus. Taigi, keliaujam toliau. Na, o iš praeito sezono greičiausiai visi prisimenate tokią smagią parduotuvę Panelytę. Tai žinokite, kad jos vieta šiek tiek pasikeitė. Ta pati vakarinė galerija, bet mes štai išeisime pro kitą pusę, 9 salę čia ir jau tikrai čia ją rasite. Taigi, kaip matote, pati Panelytė mus čia ir pasitinka, sako, užeikit į vidų, apsižvalgykit. O čia yra 9 vieta, vakarinė galerija, atsiminkite, keliaujam. Ir iš karto žiūrėkit, mes ir nuolaidų radom. Tai labai smagu, kad nuolaidų yra 15–20%. Taigi dabar puikus metas, man atrodo, atvykti ir pasirūpinti tuo šiltais drabužiais. Taip, kad būtų įvairių žiemai ir rudeniai. O čia, kaip jau prieš tai minėjau, smagi parduotuvė, tai ir rodo būtent šie visi modeliai. Labai gražus, labai nuotaikingi. Štai ir kačiukai visokie, ar ne? Čia dar yra lapiukai. Man, pavyzdžiui, labai jauku, kai yra tokie paveikslėliai ant vaikiškų įvairių drabužėlių. Tai va štai mato tokie kombinezonai, labai faini. Su gyvūniukais dar galima rasti. Taip, kad variantų pačių įvairiausių, modelių pačių įvairiausių ir nėra per daug šilti matosi. Tai va irgi vaikams pats tas, nes jie ir prakaituoja, laksto visaip, ar ne. Tai va galima tada jau po apačią tai už ją atspręsti, ką ten rinktis, bet jeigu kokia šiltesnė diena rudens, tai tiesiog tokio užtenka kombinezoną apsivilkt ir keliauti į nuotykius. Yra šiaip ir su kailiuku, netgi natūraliu, jau labai malonus, tikrai šilta. Va čia tai jau žiemai, man atrodo, pats tas. Ar rudens dienai vėsesniai su kelnytėm. Va toks labai madingas variantas. Stilingų variantų Panelytėms yra ir aišku, kad striukių vyresniems. Tai paauglėms yra visokių variantų, kaip ir matote, ir spalvų skirtingų, modelių kokie faini, čia galima atsisekti. Čia tų dydžių tai tikrai galima beveik iki 1,70 m rasti. Jau visi ruošiasi būtent šaltajam sezonui, tai ir rūbai su pašiltinimais ir labai patogus treningai. Čia jau visiems metams galėtų tikti, tai, pavyzdžiui, tokių treningų aš net nelabai kur ir mačiau, kad ir kelnes, kokios labai madingos. Va, fainas, tikrai labai variantas. Tai ir žiemai čia tik su rudeniu, man atrodo, ir vasarai gali būti. Tai irgi matau skirtingų spalvų. O džinsai, su pašiltinimais kelnes yra, tai labai patogu, nes kaip matote, ir tikrai labai stilingas variantas čia. Labai kieti džinsai, aš negaliu patikėti, super. Va, yra su pašiltinimais ir kelnių, ne tik tai džinsų, kaip matote, jau tokių šiltesnių. O čia jau suknelių ir progom įvairiausiam ir be abejo kasdien ir į kokį koncertą nukeliauti. Tai yra jau irgi paruošta visokių gražių. Iš karto su rankinuku. O čia ir blizga, pasižiūrėkit dar kaip. Oi, va čia tai grožis. Bet čia tik dalis, žinokit, visos masės daiktų, kokių čia galima rasti. Taip, kad patiems jums reikėtų atvykti į prekybos miestelį Urmas ir įsitikinti ir
apsidairyti, nes aš tai žinokit žiūriu pagal savo čia skonį, bet aš nežinau, kas jums patinka jūsų vaikams labiausiai. Taip kad kviečiu atvykti ir patiems apsižvalgyti.